Prieš šeštadienio premjerą dar kartą pasimatuojami kostiumai, tvarkomos dekoracijos ir repetuojama iki išnaktų. Raudonos kurpaitės tai pirmasis Gyčio Ivanausko teatro spektaklis pastatytas pagal literatūrinį kūrinį. Tai, ką mes rodysim scenai, nenoriu išgąsdinti žiūrovų, bet gali būti ir nemalonu. Šitam spektaklyje, kaip ir dažnam Gyčio spektaklyje, yra žiūrovo provokacija. Galbūt yra momentai, kuriuose atsisakoma tos ketvirtosios sienos ir einama į kontaktą su žiūrovu. Tai šiuo atveju žiūrovas yra partneris, yra pašnekovas, su kuriuo diskutuojama tam tikrom temom. Spektaklį statyti pagal Hanso Kristiano Andersono pasaką pasiūlė aktoriai ir choreografė Vesta Grabštaitė. Skaičiau ją kaip eilinė kažkokia pasakaitė ir priėjus iki finalo mane jinai tiesiog pribloškė. Dėl to, kad iš visos tos naivios istorijos išsirišęs finalas toks tragiškas, skaudus, grubus. Našlaitė nežino, kad jos noras gali būti pragaištingas, tačiau ji taip nori raudonų kurpaičių, kad jų siekia bet kokią kainą. Apsiavusi batelius, kurie priauga prie kojų, ji negali nustoti šokusi, todėl paprašo nukirsti kojas. Mūsų interpretacija raudonas kurpaitės mes suprantam kaip pagundą, žmogaus prigimti, pasirinkimo laisvę, kai žmogus tikriausiai žinodamas, kad pasirenka neteisingą kelią, sąmoningai eina link jo. Tai yra laisvė. Batai, bet tie bateliai, sakykime, yra laisvė, kuri tai yra didžiulis turtas, bet mokėti tai su tuo susitvarkyti yra irgi reikalaujantis daug pastangų dalykas. Aktorius Evaldas Taujanskis sako, kad dar prieš statant spektaklį yra susimąstęs, jog žmonės šiandien per daug skuba, per daug galvoja apie save, tikslus siekia beatodairiškai. Tam spektaklį tos raudonos kurpaitės gali būti tik kaip simbolis, kaip požiūris į tą šiuolaikinį pasaulį, į tą beprotišką skubėjimą, beprotišką lėkimą, kur aš nesuprantu, kaip sakiau, ar tai tikslinga ir ar to reikia, ar gal paprasčiausiai reikėtų biškį nuleisti garą ir pasidžiaugti vien tai, kad tu gyveni. Jeigu tu neri į tai, ko tu labai trokšti stačią galvą, tai veda į pražūtį. Pasakoje kulminacija yra būtent finale. Mūsų spektaklio interpretacijoje man yra iš tikrųjų svarbiau tas mergaitės pasirinkimas. Ir tai, ką jinai jaučia užsidėjus kurpaitės vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, kaip jinai keičiasi, kaip pati mergaitė keičiasi, kas vyksta su ja. Tai, kad finale jai nukertamos kojos, yra, aišku, baisu. Bet man ko gero yra baisiau tai, ką jinai iš savęs padaro, užsidėjusi tas raudonas kurpaitės. Spektaklyje vaidina 6 aktoriai – Edita Užaitė, Judita Zareckaitė, profesionali argentinietiško tango šokėja Brigita Urbietytė, Naglis Bierancas, Evaldas Taujanskis ir pats Gytis Ivanauskas. Režisierius sako, kad kiekvienas aktorius turi būti nepakeičiamas, kiekvienas turi asmeniškai kurti personažą, rasti savitą priėjimą prie jo. Man buvo labai įdomus būtent vidinis darbas, repeticijų metu su kolegom, su aktoriais, su šokėjais. Kada man buvo svarbu neparodyti choreografiją ir kad jie kuo tiksliau atliktų, o buvo svarbu, kad jie tą choreografiją iš esmės turbūt išgimdytų patys iš savęs ir kad tas judesys būtų labai artimas jiems patiems.
o ne primestas man. Laisvė iš choreografo pusės duota. Kažkaip šiuo atveju, man atrodo, yra pliusas. Labai teigiamas dalykas. Todėl, kad gali pats ieškoti, kokiu keliu tu nori eiti. Nes visi pas mus labai skirtingi žmonės susirinkę. Ir duota laisvė ieškoti kiekvienam pagal save, pagal savo plastiką, pagal savo mąstymą, kaip tu supranti judesį ir kaip tu per jį įsivaizduoji gali išreikšti savo emociją. Literatūroje yra viena mergaitė. Mūsų interpretacijoje mergaitė irgi yra viena, tik tai ją atlieka kelios aktorės. Tai taip mes bandom tarsi priartinti tą pasaką prie žiūrovo, kiekvieno labai asmeniškai, kad kiekvienas rastų vienos ar kitos mergaitės kažkokį lašą savyje. Dauguma aktorių scenoje įkūnija ne po vieną personažą. Štai Taujanskis vaidins zuikį, kareiviuką ir senąją damą. Sudėtingiau sukurti damos, tos senos ponios personažą, pačiam įtikinti save, kodėl man yra duota suvaidinti tą damą, kai aš vyras esu. Ir tą sudėtingiau buvo sugalvoti, negu sugalvoti 3 atskirus skirtingus personažus. Raudonų kurpaičių premjera šį šeštadienį Menų spaustuvėje. Šarūnė Kaušilaitė, Rytas LT.